Tai prieš 2-3 metus pradėjus projektuoti šito skubios pagalbos skyriaus darbus ir galvoti, kas galėtų būti pagerinta, ypač atsižvelgiant į COVID pandemijos situaciją, remiantis sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl infekcijos kontrolės, mes privalėjome įrengti izoliacinės patalpas, skirtas būtent suvaldyti infekcijų plitimo riziką. Pavadinčiau tai. Pats planas pradžioje buvo turėti 12 palatų, tačiau renovuojant skubios pagalbos skyrių pamatėme, kad tos 12 palatų pagal rekomenduojamas normas užima labai daug vietų, todėl priėjom tokį konsiliumą, kad užtenka 7 palatų. Koks tikslas yra būtent šitų palatų? Bendras konceptas, norime turėti atskirą teoriškai, autonomišką infekciniam lygom valdyti skirtą skubios pagalbos skyrių, kuriame galėtų dirbti tas pats personalas, laikantis visų infekcijų ir higienos normų, kad to užkrato neplatinti ir suteikti tą pačią pagalbą, nesvarbu, ar tu turi užkrečiamą infekciją, ar tu neturi tos užkrečiamos ir rizikingos plintančios infekcijos. Tai tokie pagrindiniai teoriškai tikslai buvo. Tai mes tikrai pakankamą dėmesį skyrėme į tą, kad galėtume suteikti pacientam komfortą, kitaip tariant, kad tos palatos būtų autonomiškos, tai reiškia pacientai laikantis infekcijų kontrolės reikalavimų teoriškai net nekontaktuoja su personalu, jie turi galimybę papulti į palatas iš lauko, jeigu leidžia tą dalyką daryti būklė. Tai jie tose palatose turi ir savo tualetus, teoriškai turi ir savo dušus. Mes tikrai pakankamai dėmesį didelį skiriame tam, kad galėtume su pacientais bendrauti nuotoliniu būdu. Tai netgi palatose yra įrengti domofonai tam, kad pacientas galėtų, jeigu leidžia būklę, paskambinti ir mes galėtume su juo teoriškai pabendrauti ir jis galėtų mums papasakoti, kaip jaučiasi, arba mes galėtume duoti tam tikrus jam nurodymus, ką reikėtų padaryti. Tai čia vienas teoriškai dalykas. Taip pat pats skyrius arba pati korpuso dalis turi privalomai turėti ir savo taip vadinamą reanimacinę palatą arba intensyvios terapijos palatą, į kurią lygiai taip pat galima papulti iš išorės su sunkios būklės pacientais. Ir pats konceptas leidžia teikti pagalbą net ir lengvesnės būklės pacientams, kurie gali patys ateiti patys savo kojomis, tam, kad galėtume teikti visas kitas reikiamas paslaugas. Pats skyrius sukurtas taip, kad jis būtų ventiliuojamas atskira sistema, tai čia kas be ko, nes negali tas užkratas kabutėse maišytis. Ir netgi teoriškai turi jisai neigiamą slėgį tam, kad visos tos užkrečiamos, sakykime, visi sukėlėjai nusėstų ir būtų kaip čia prispausti, kad negalėtų plisti toliau. Pats įėjimas į skyrių yra ribojamas, tai reiškia, tu negali praeiti į skyrių neuždaręs kitų durų, tai yra vadinamas suformuotas šliuzas. Tai kai mes iš tikrųjų pradėsim jį naudoti, tai tik vienintelis būdas užkirsti kelią būtent, sakykime, infekcijos plitimui. Tai būtent tas skyrius yra ir buvo sukurtas visoms ligoms, kurios yra plintančios oro lašeliniu, kontaktiniu būdu, tokios grėsmingos lygos kaip Ebola, Hanta virusas. Kalbant, gal norėčiau atkreipti dėmesį apie gripo pandemijas, tai teoriškai tos palatos nėra skirtos būtent šitiem klinikiniam atvejam, tai mes gal pacientus norėtume nuraminti, nes ne mes nusprendžiame, kaip pacientai turėtų kontaktuoti ar izoliuotis ir ką dėvėti, o nusprendžia teoriškai infekcijų kontrolė ir higienos institutas. Ir kaip patys neretai pastebi, šitų lygų atveju užtenka tiesiog dėvėti paprastą kaukę, tikrai nereikia pagal rekomendacijas keliauti į atskirą izoliacinę palatą.